Sveiki, mano vardas Darius ir aš su savo draugais bei šeima keliauju į Vakarų Škotiją, Airiją ir Normandiją su savo būrine jachta Vivace. Sekite mūsų naujienas Facebook'e ir YouTube'e. Šiandien aš sveikinuosi su jumis iš Tuburono, arba kaip sako tikri danai, Tuburen. Mes neseniai čia atplaukėm iš Limfjordo, nakvosime čia vieną naktį ir rytoj išplauksime. Deja, šį kartą vėl orai mums nepalankus ir mes keičiam kryptį ir plauksim į Norvegiją. Ir jau Škotiją bandysim siekti iš ten. Oras šiandien puikus, rytoj puikus, tačiau poryt orai keičiasi ir mums nepakaks palankaus vėjo perkirsti Šiaurės jūrą. Iš šiandienos starto nepakaktų. Su savo techniniam galimybėm mes negalim kovoti su 2-3 metrų bangomis ir prieš jas plaukti. Tai todėl lauksim geresnio, palankesnio oro Norvegijoje, na ir tuo pačiu paįvairinsim savo kelionę. Norvegija buvo visiškai neplanuota pradžioje, tačiau ji bus dabar. Ir po Norvegijos tikiuosi bus Škotija. Ja, grynai vienoje pusėje nauja įgula, kitoje pusėje sena įgula. Tu čia irgi sena. Aš tau sena. Nu čia ką Aš apie mumis. Netoli 60. Ai, čia jūs. Mes sena įgula, mes nauja Tipo jau įgula, jūs jauna seni, o jau įgula. mes jauni. Mes jauna Tai įgula. jaunoji įgula. Nu gerai, nieko prieš. Bet visi tokie, kaip sakant, sidabriniai tokie. Kosta nesimato kažkaip. Kostas sulindęs į telefoną. Koja tik tas. Oi, kiek Pasiilgęs čia daug. telefono. Butelys labai tinka tau. Nenorim paleist dar nenorim paleist. Atsisveikinimas su įgula. Neatsisveikinsim. Pirmas etapas baigtas. Greičiau. O antras jau dirba, viskas, įsidarbino. Aha. Aš tai nežinau, jau nebeapsikabinsiu. Ai, nu ne, ar gerai. Gerai, tai ką tu gerai. Jum taip pat. Kaip kažkas sako, bent 7 pėdus pakyliu. Jo, prabangiai. Teisingai. Viso, tai žodžiu, jums gera parliek. Kas sakė, kad mažai džiaugsmo. Atostogos tokiu būdu, jau atostogauju ne pirmus metus ir man patinka taip. Patinka pamatyti mažus miestelius, atplaukus, patinka tiesiog plaukti ir būti, nežinau, tam tikra laisvės forma gaunasi. Ir prieš porą metų, kai plaukėm į Norvegiją, tai labai patiko, nesvarbu, ten sunku, nesunku, bet vis tiek smagu. Ir labai laukiu šitos kelionės kažkaip ypatingai, nežinau, nes plaukiam dabar truputį į kitą pusę. Taip, ta pilis, toj pily buvom antrą kartą, bet prieš tai buvom tik iš išorės pavaikščiojom. Dabar į vidų pavyko pamatyti, tai tas labai patiko. Valsas, kas be ko, karališkai meniai sušokti ir dar paskui pasirodo stebėjo mus Hamletas. Stebėjo, tai irgi smagu. Kol lietus lyja ir vėjas pučia, mes aplankom vietinės įžymybės. Kronborgo pilis mūsų paslaugoms šiandien. Mes pirmieji lankytojai.
gali būti čia vytis. Lietuviškas tarp visų kitų daniškų herbų. Reikia Bumblausko klausti. Okay. And what is the character you are playing? Hamlet. Oh. Therefore you have a school here. Yes. He's the only one I can trust when I talk to him. He won't talk to others when I tell him secrets. Pirmą kartą gavau klausimą, kodėl aš čia. Šiaip iš dviejų gabalų gaunas. Kodėl ir čia. Kodėl tai jau seniai plaukioju po jūrą, Baltija kaip ir pažįstama. O kodėl čia, tai kadangi Darius pasiūlė sudalyvaut pasitaškime po Šiaurės jūros bangas, tai tokio pasiūlymo atsisakyti būtų negražu. Tai va aš čia. Taip, mes tik atplaukėm, dar nežinau, ko čia šį vakar baigsis. Matai, iš kitos pusės kitaip atrodo. Kvietims aiškus, gera kompanija, tikslas įdomus. Nu, tai čia tikriausiai mano tas toks būdas pabandyti kažko vis naują. Tai vat, kadangi būrioju ir dar kitaip, ir ne tik pabandymą visą laiką, ir maistas, ir sportą, jeigu ir galimybių pabandyti kažko nebandyta, tai čia aš turbūt būsiu pirms. Tai vat čia turbūt jau tas mano žingeidoms turbūt toks ir atvedė čia. Iš dalies teisybė, žinai, nes iš tikrųjų padaryti gali visi visko. Tiesiog gera būti naudingu kažkur, tai bet kokiu atveju, žinai. Jeigu visiems tink, man irgi tink, tai vat, man jokį skirtumų galiu būti ir tualetų šveitėjų, jeigu nieko baisas. O iš Škotijai, tai visų pirma, hagis aišku. Katro daug kas nežino, kas tas yra, nes kito rano turbūt negausi, nežinau, nebent. Viskį savo ruoštą, aišku, jau Škotijai be viskas neįsivaizduojama. Bet ne tas. Svarbu pamatyti šalį iš kitos pusės, nes visai kitoks keliaviams aplama gaunas, kai tu atplauki į uostą iš vandens, tiksliau, o ne su mašina važiuoji ir sustoji. Visiškai iš kitos pusės gaunas, tai va, tas ir žavesys ir turbūt būriavimo, kad tu atplauki ir į žemę ten iš kito, o ne atvažiuoji ratots, tai va. Kai gyvenam tokį pakitusį gyvenimą. Visą įgulą deda į akį. Aš paskui dirbu. Pasiripavom grotą. Stakselis pilnas. Artėjom prie Alborgo. Dar 40 mylių ir būsim ten. Sukilo Alborgo įlankoje tokios pusmetrinės bangelės. Iški krato. Bet visumai gyvent galima, oras kalbus. Vėja pakankamai. Plaukiam 6-7 laipsniais. Kad visas tas reikalas šiandienis neužtruks. Šiandien yra birželio 24 ir visas pasaulis švenčia Jono dieną ir sveikina Jonus ir mes taip pat juos sveikinam. Ypač sveikinu savo sūnų Joną. Jonai. Einam į parduotuvę. Alborge labai gera laivų dalių parduotuvė. Bandysim tarą priduoti.
Visi rėmėjai. Taip. Tai ką veikti, kai plauki kanalu? Nieko veikti. Palaisvosiu. Vietinė midijų sostinė, Lakstoras. Jo, kardinalinis buvęs saugo sušį. Tako suši. Vairininkas ką mano apie tai? Rimtų veidų. Tai nemato nieko. O iš to, ką matėm, ką aš tikrai prisiminsiu, tai kai paėmiau krabą už kupros, o jis sugebėjo savo žnyplę virš galvos įsekt man į pirštą. Tai ačiū jam, nes jis buvo mažas. Tai dabar žinosiu, ko nereikia daryti su dideliais. Oras buvo geras, kompanija buvo gera, kultūrinė programa puikiai, aplankėm vietos įžymybės, pernakvojom ant inkaro, paplaukėm normalų vieną etapą, palervėjom kanale, Limfjorde. Na taip, kad viskas yra puiku, kelionė vyksta ir sekite mūsų naujienas. Nepamirškite prenumeruoti, paspauskite patiktuką, jeigu mūsų video jums patinka. Ir susitiksime greičiausiai Norvegijoje. Ate.